Sveiki. Šiandien važiuosim pasižiūrėti, kur pamečiau savo action camą po labai daug prifilmuoto turinio, kurio niekas neišvys, nes obviously pamečiau kamerą. Filmuojama yra ant kitos kameros. Tai riedam. Kas nutiko, tai važiavau iš Palangos per daug lankytinų vietų į Alytų namo. Filmavau mega vlogą. Ir paskutiniai stoteliai apie 20 km nuo Alytaus prie aukščiausio medžio sufilmavau. Pasidėjau kamerą ant motociklo galo ir nuvažiavau. Buvau pavargęs ir biškį išsizaunęs. Grįžau, ieškojau, neradau. Tada dar kitom dienom ieškojau, ne vienas, su keletu žmonių. Bet ta kamera yra kažkur palaidota tenai arba kažkas rado ir pasiėmė. Šiaip tai idėja būtų daryti kažką labiau tokio, kur tipo pašneku viską, bet ne vien iš POV motociklo, bet ten po kokį tripodą pasistatyti ar dar kažką. Bet jo, labai didelis tinginys pas mane yra irgi šitų klausimų, tai... Oh! You rev to impress people, I rev because I missed my shift. We're not the same. O čia va, ant šito tilto, kur važiuoja traukiniai, labai dažnai pastato trikojai, kad prišaudytų vairuotojų, nes čia kelias yra platus kaip bybys. Ir visi ten išvažiuoja iš miesto ir čia prie pat. Ir ten 90 greitis, tai įsivaizduokit parputį, ne? Ir tada turi šokti iš karto į 50 ant tokio kelio. Tu išvažiuoji į platesnį kelią ir turi važiuoti dvigubai lėčiau. Bauda. Va, trikojus, va. Ką ir sakiau. Nu ką tu man... Ai, gerai. 21 401 km yra nuvažiuota. Dar šiandien pakelsim bent 40 km. Labai daug važinėti nežadu, nes noriu grįžti namo, užsiskyti pizzą, pavalgyti pizzą ir pakapot Valoranto, tiesiog bam. Pakilai į Iron 3. Bet tikrai ateity kažką įdomesnio pakursiu, kur bus daugiau kampų visokių, dar kažko. Aišku, jeigu rusai nesusprogdins mūsų, nes dabar žada ten rudenį mus patakuoti, Baltijos šalis arba Lenkija, nu kažkuriuos. Tai jeigu jau pradės atakuoti, tai nežinau, kiti video galimai bus karo POV, arba nebus iš viso, nes galimai tiesiog I'm gone. Bet tada vėlgi, jeigu aš kuriu lietuvių auditorijai šitus video, tai tada nelabai kažkam ir rūpės, nes mes visi būsim gone. Tai nelabai kažkas ir pastebės, kad mano video dingo. Bet būtų bairis, jeigu jie neatakuotų, nes kažkaip it's not very limp and chill. Tai pydarai atsipiski. Nuo mūsų ir nuo Ukrainos ir iš viso galėtumėt prasmegti skradžiai žemę ir padaryti visiems paslaugą šitam pasauliu. My not base take.
Bet jo, čia rugsėjį ar spalį bandys arba hibridinę ataką kažkokią, arba normalią ataką. Tai neidealu. Jau esam visai netoli tos vietos, kur pamečiau savo kamerą. Šiaip važiuodamas ir visus kelkraščius žiūrėjau, nes tenai buvo toksai žiedukas ant mano galo motociklo. Nuo tokio filtro toks didelis. Ir aš jį įdėjau ir nuvažiavau. Tai galimai iššoko kažkur. Ir aš nežinau kur. Nu, bet pamatysit, koks ten kelias. Ten kelias yra tikrai neidealus, ten yra žvyrkelis kitos vietos važiuojant. Tai ko gero nušoko į žolės kažkur arba prie pat ir ten kažkas atvažiavo ir susirinko tą kamerą. Bet tikimybė, kad kažkas atvažiavo ir ją susirinko, yra žiauriai maža, nes jinai niekas nevažiuoja, ten žiauriai neįdomu yra. Bet aš norėjau parodyti, kad tipo, pasižiūrėkit, aukščiausias Lietuvos medis. Tai jo, grįžau po valandos, čia visur, ta prasme, pravažiuodamas pažiūrėjau, nieko nebuvo. Ir tenai tada biškį panaršiau, bet jau buvo vakaras, irgi neradau. Ir tada kitą dieną po darbo nulėkiau. Ir gal 5 valandas ieškojau, tada dar buvo mano tėtė nuvažiavęs, irgi 5 valandas, gal 6 valandas ieškojo. Išnaršėm kaip galėjom. Ir dar brolis buvo nuvaręs, irgi ieškojo, tiesiog prasmego skradžiai žemę tą kamerą. Bet irgi pamatysit, kokios ten sąlygos ieškot. Ten yra labai aukštos žolės ir dilgėlės iki papų realiai. Tai vietom arba žiauriai sudėtinga ir labai ilgai užtrunka tą vietą išieškot, arba neįmanoma net. Bet bent jau ramia sąžinė galėjau miegot, kad pabandžiau ieškot ir padariau tikrai viską, ką galėjau. Paskui netgi susisiekiau su kinologu, bet sakė, kad tikimybės beveik nėra, nes plastikas praranda kvapą per 12 valandų gal. Tai, nu, jau ta kamera buvo pamesta apie 48 valandas ir jinai neturėjo jokio, nu, ta prasme, nebuvo jinai nei kažkokiam protective case ar dar kažkur, tai tiesiog plynas plastikas ir šuo nelabai būtų galėjęs man padėti. Tai sakau, bent jau rami sąžinė galėjau miegot, kad jo, padariau viską, ką galėjau, kad surast. Padariau per mažai, kad išsaugo. Bet yra kaip yra, dabar nusipirkau. Ta kamera buvo Insta360 Ace Pro 2, o dabar aš nusipirkęs esu DJI Action 5. Tai bent jau plius yra tas, kad aš galiu mikrofonus sujungti ir nereikia man sustojus suploti ir ten paskui matchint garsą ir audio. Tai maybe a blessing in disguise. Žinai, kur tipo žiauriai skausminga netektis ir labai brangi prie to pačio. Bet galimai tiesiog dabar yra daug lengviau man sufilmuoti ir suredaguoti video. Tai aš nežinau. Bet iš tiesų išliko vis tiek labai liūdna, nes ta kamera tikrai labai gera ir patiko man. Šitoj dar netgi pasigendu tam tikrų nustatymų, kurios ta kamera turėjo. Bet jo, dabar važiuojam prie Deksnės maumedžio, Deksnės miške ir kaip matot, nu, gal nematot, bet girdit iš mano balso, kad čia krato taip normaliai ir čia net nėra blogiausias ruožas, kur purto. Tai jo, buvo išieškoti šita vieta būtent, šitas atstumas, kur dabar važiuoju ir jo, šitas atstumas buvo mažiau išieškotas, nes tikimybės, kad čia pamečiau aš ją, nu, pakankamai maža. Nes aš abejoju, kad aš tiek toli davažiavau su kamera tam žiede, kurį buvau ant galo pritvirtinęs.
Bet irgi, ta prasme, taip ganėtinai paviršutiniškai apie valandos pusę abu kraštai buvo išieškoti, ta prasme, po valandos pusę. Tai buvo praeitas ir kairys, ir dešinys kraštas, bet jokių aptikimų nebuvo. Ir kitas dalykas, aš važiavau biškį greičiau, kažkur va tokiu greičiu, tai ta kamera galėjo tikrai nuskrist ir neaišku kur. Mačiau šiukšlių maišelį. Žmonės, kurie šiukšlina miškuose, yra pydrai. tą maišelį reikės, jeigu jisai neteka ten kažkokiam sultim paimti, grįžtant atgal ir išmesti į šiukšlinę. Tai jo, vat čia va šitoj vietoj kažkur ir vėl neįmušiu geriau. Nuo šitos vietos iki pat to medžio, ten kaip ir stovėjimo aikštelė, buvo išieškota giliai, bet kaip matot, žiauriai daug ir aukštų visokių krūmų yra. Ir va šita vieta tai dar taip mažiau apaugo šiek tiek, tai čia galima buvo daugiau ieškoti, bet uodai, varmai, lupa, visokie buožgalviai lipa, dar nuo erkių net nebuvau pasiskepinęs, tai to biškį prisibijojau. Bet va, tokio aukščio krūmai ir dilgėlės, čia visur yra dilgėlės. Tai buvo išieškota lįsta į visus šitus, tai tiek vienas kraštas, tiek kitas kraštas, tikrai labai daug laiko atiduota, tam buvo labai ir sudilginti liko ir subraižyti visokių šakų ir pavargę, žodžiu, patirtis nekokia, pabandėm, nesigavo surasti. Ir čia kai važiuoji, tai atrodo tipo daug trumpesnis šitas ruožas, nes aš jau dabar jau skaityk esu vietoj, kur buvau palikęs savo motociklą, kur aš padėjau kamerą. Tai įsivaizduokit, mano motociklas stovėjo vat būtent čia. Čia yra tipo tokia yra aikštelė. Aš su posūkiu visą laiką, žinoma, važiavau, nes esu debilas. Bet jo, stovėjo čia motociklas ir čia buvo tas žiedas. Ir aš viską susikroviau, nes man kas yra, kodėl labai daug darbo reikėjo įdėti tą video, nes su ta kamera aš negalėjau jos prijungti prie kameros Bluetooth'ų, nes nebūtų filmavęs 32 bitų flautų ir tada labai prastai girdisi tas duslintuvus. Tai aš turėdavau įjungti kamerą, įjungti mikrofoną, suplot ir tada namuose jau kai editinė, tai reikia susinkinti vaizdą su garsu, tikrai nemažai darbo. Ir pats tas todinėjimas buvo tą dieną gal 33 laipsniai, aš žinoma propaguoju pilnas apsaugas, tai buvau su striukė, su džinsais, su pirštinėm šitom, ta prasme, pilnai pasiruošęs griuvimui. Dress for the ride, dress for the slide, not the ride. Tai aš šitą kaip ir vadovaujuosi. Tikiuosi neteks pult, bet jeigu teks pult, tai bent jau žinosiu, kad aš buvau apsisaugęs. Tai jo, buvo labai sudėtingas filmavimas, daug pavargau, nes važinėjau, tenai gavosi gal 500 km, šiek tiek mažiau 450 tą dieną. Suvažinėjau, pažinėjau porą pilių, Ventės ragą, žodžiu, tikrai nemažai, daug filmavau. Ir galiausiai atvažiavau čia, sakau, dar padarysiu vieną stotelę ir parodysiu, kaip čia viskas atrodo, ne? Tipo, pasižiūrėkit, aukščiausias Lietuvos medis. Atrodo šūdinai. Ir čia ko gero buvo karma, nes aš jį ten apšnekėjau visai negražiai. Ir tipo, aš čia nieko neįsiskiriu, bla bla bla, čia nieko įdomaus. Ir tada miško dvaselės nusprendė atimti iš manęs kamerą ir pasilikti mano bloguosius žodžius apie šitą medį miške. Ir jo, bandžiau aš ten ir į Facebooko grupės visokias, aš į Prienų, Kauno, Alytaus, rasta, pamesta, bla bla bla. Niekas neatsakė, buvo pora žinomų komikų, kurie
kai visą laiką tagina savo draugelius ir sako, o šitas rado, ar čia dar kažką. Nu, žodžiu, įsikalinėtojų. Bet ta kamera neatsirado. Todėl daug mažiau video buvo dėl to, nes būtų tikrai buvęs dar vienas video arba bent jau 3 ar 4. Bet aš pamečiau kamerą ir ilgai pakankamai galvojau, ar man reikia kitos. Ir tada po visko, kai nusipirkau kamerą kitą, tiesiog labai prastas mėnuo buvo ir buvo pakankamai šalta ir lijo. Tai nelabai važinėjau motociklu. Aišku, aš galvoju, kad šito reikia praplėsti apskritai kanalą ir kitokiam adventures. Ne vien su motociklu važinėjau. Bet jo, aukščiausias Lietuvos medis ant šitos lentelės rašo 48 metrai, ant šitos 46, tai aš įsivaizduoju, kad jis buvo dar nepilnai užaugęs. Jis pažymėtas 9 numeriu. Ir jeigu taip pažiūrim, tai jo, šiaip labai aukštas medis, bet jis yra labai liaunas, tai toks, vaizdas įdomus. Bet kas labai sumenkina jo visą tą aukštį, kad jisai auga tarp tokių pačių aukštų medžių. Ir dėl to aš sakiau, kad pasižiūrėkit, kaip čia neįdomu. Aišku, juokais, bet miško dvasios nusprendė, kad aš nejuokavau. Tai nežinau, ar galiu taip gal aukštai užsilenkt. Ai, mano nugarą. Jo, tai dėl šitos vietos realiai pamečiau kamerą. Nes jeigu būčiau važiavęs, tai būčiau tiesiog grįžęs į Elite pasidėjęs motociklą, kamera būtų likus ant šalmo, bet dėl kažkokių priežasčių nusprendžiau, nusimsiu kamerą nuo šalmo ir turėjau įsidėti į kuprinę apvyniotą tokiu microfiber šluostele, kad nesusiraižytų ten ekranėlis, nesusiraižytų lensė ir panašiai. Bet aš tenai pasikučiau šiek tiek ilgiau nei planavau, pamiršau ir išskrido kažkur mano kamera. Sakiau, viskas, nebereikia kameros, aš nebefilmuosiu daugiau nieko, manęs pasaulis dekinčia. Bet tada prisimeniau, kad aš nesu auka, aš esu mokinys ir kitą kartą tiesiog reikia atidžiau susižiūrėti dalykus. Tai pakankamai brangi pamoka, pakankamai skaudi, bet pamoka bet kokiu atveju. Ir dabar galiu atvažiuoti ir parodyti būtent tą vietą, kuri išmokė mane tą pamoką. Tai va, aš nežinau, ko gero šiam kartui tiek, daugiau labai nesiplėsiu, nes ir taip jau čia žiauriai daug kalbėjau. Tai ko gero bus mažai motociklo garso, kuris yra tikrai daug daugiau įdomesnis, daug labiau įdomesnis nei mano plepėjimas. Vieta labai graži, bet jeigu čia kada lankysitės, tai būtinai patariu turėti purškalą nuo uodų, erkių ir visų kitų parazitų, nes labai stipriai mėgsta lįsti į akis. Tai va, ačiū už dėmesį. Ir ko gero pafilmuosiu kitą video kada nors. O šiam kartui tiek. Papasakau, kur buvo pamesta mano kamera. Kodėl nebuvo video kažkiek laiko. Ir jo. Daugiau nelabai turiu ką pasakyti. Tai jo. Tokia vieta. Ir čia, dar bairis. Kai mes ieškojom, tai čia matomai, kaip matot, dabar yra šeštadienis, po 4:20 ir čia nėra kažkokio laiko, kur atvažiuoja žmonės pastoviai apart naktim, nes čia kažkas atvažiuoja pasipist. Čia aplinkui yra pilna kondonų, yra ir kažkokio biohazard
specimen bag. Aš įsivaizduoju, kad čia bus kokie ratai ir dar kažkoks pyvis, nežinau. Bet jo, čia atvažiuoja pasipist, panaudot narkotikų ir ko gero burt kažką, kad pamestum kamerą savo. Anyway, tiek iš mane šiandien, viso gero ir iki kitų kartų.